padaryti tokią diagramą, šitą daugiau mokymuis yra, čia yra daug linijų, vienos linijos yra, reiškia, su litais, tai liktai pelnas būtų, viso, kaip mato, čia nėra ir yra kiekis litrais, tai, visai kitas dalykas yra. Tada imam į pažymėjimą šitą, su Ctrl paimu kiekis ir dabar šiuo atveju braižom elementarias, reiškia, linijinės diagramas, linijinė su taškais, va tokia linijinė. Ok, turiu diagramą, pasididinam ją, reiškia, pasididinam, čia galim pelnas parašyti ar dar kažkas, taip, pelnas. Taip, dabar kas yra šitoj vietoj negerai. Reiškia, Lukoil Statoil Neste yra tvarkoj, bet kiekis yra litrais, o jis žiūri į, reiškia, į tą ašį, kur yra LT, tai yra pinigai. Tada šitai pasižymim šitą seriją, formatuojam, serija kiekis, formatuojam ir šičia yra parašyta ant kokios ašies. Mes sakom antrinė ašis ir turim kitą ašį, jau dabar ta linija, matot, pakilo viršui. Reikėtų pridėti, kad ta kita yra visai kita, reiškia, visai kita yra secondary, vertical ašis, kad tai yra litrai, o ne kaip ten yra litai. Parašykim litrai, parašom čia, taip, litrai. Tai va turim užrašą ir kitą ašį. Ką čia dar galima paspalvinti, galim gradient fill, kaip čia yra uždėta, ir kažkokia tais ta spalva tokia tegul būna, užspalvino. Galima uždėti border solid line ir galima paryškinti šitas linijas, tai yra pačios solid line, va šitą, ir tą ašį galima solid line padaryti. O ašis ne taip. Tiesiog pasiimti ašį, formatuoti ir line, solid line. Taip turėtų būti. Va, turim ir šičia solid line. Va, yra antrinė ašis. Aišku, kai yra kelios kreivės. 10 yra truputėlį kitaip. Viskas tas pats, tik tai pinigai yra stulpeliai, o, reiškia, kiekis yra linija. Vėl tas pats pavadinimas. Vėl šičia ir einam insert ir dabar bus ne paprastas, o kombo. Dabar jis man siūlo, kad ir neste bus linija. Mes sakom, kad neste bus toks, o kiekis linija. Ir sakom, kad kiekis bus ant antrinės ašies. Turim labai panašią diagramą, kaip ir paveikslėlyje. Taip, kaip ir paveikslėlyje. Dabar tik taip patemkim iš šoną. Chart title, čia gal padarykim užrašą, pelnas. Taip, dabar čia reikėtų pridėti, kad tai yra litrai, axis title, nereikia šitos, nereikia secondary, va šitą tik tai reikia, tai va šitą nutrinam ir parašom litrai ir dar vienas dalykas, tai yra perkeliam legendą, čia jau pasižymėjom legendą, keliu į viršų, turiu taip, liktai atitinka mano paveikslėlį. Dar galbūt vaizdžiau būtų šitokia diagrama padaryta ne atskirais stulpeliais, bet kad stulpeliai būtų vienas ant kito sudėlioti. Bandom padaryti dar šitokią.
šitaip ir šitas, einam insert, dabar šičia ir būtų kombo, bet dabar sakykim, kad ne clustered, o šitas staketas. Šitas irgi, nesti irgi, o viskas kitas, kiekis tas. Ok, turim tokią diagramą. Nu, dabar vėl viską tik tai pasitvarkom kaip prieš tai ir čia būtų pelnas. Dabar šitą galbūt į viršų, čia į top. Dabar čia turėtų būti antra ašis turi būti litrai. Taip, ir plus galbūt uždėkim čia visus skaičiukus. Einam add, taip, data labels, uždedam, kur čia, center, galbūt taip, bet ant tos linijos skaičiukų nedėkiam, pasižymiu, paprasčiausiai spaudžiu delete ir to nėra. Reiškia, va dabar aš galiu matyti, va čia mano pelnas bendras, čia yra kiekis, kaip kinta ir žymiai galbūt informatyvesnis grafikas, diagrama negu 10 ar kokiam kitam pavidale.